Sveiki, esu kineziterapeutas Marius Janulis. Praktikuoju kineziterapiją jau daugiau kaip 11 metų. Ir esu pravedęs ne 100 ir turbūt ne 1000 individualių ir grupinių kineziterapijos užsiėmimų. Ir esu padaręs ne 100 juosmens masažų. Ir visos šios procedūros buvo su vienu tikslu – mažinti ir gydyti juosmens skausmą. Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių žmonės kreipiasi į gydytojus ir kineziterapeutus, yra būtent juosmens skausmas. Aš daug kartų sakiau ir pakartosiu dar vieną kartą, kad yra daug kartų lengviau ir pigiau užkirsti kelią nugaros skausmui, negu jį gydyti. Esu baigęs Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, kineziterapiją. Ir labai rūpinosi žmonių sveikata, domiuosi kineziterapija ir noriu, kad kuo daugiau žmonių suprastų nugaros skausmo prevencijos svarbą. Tad sukūriau video kineziterapijos programą nugaros skausmo prevencijai. Ir ši video kineziterapijos programa turi du pagrindinius tikslus. Tai yra sustiprinti giliuosius pilvo ir nugaros raumenis, kurie tiesiogiai tvirtinasi prie stuburo ir jį stabilizuoja visų veiklų metu. Ir antrasis tikslas tai yra padidinti stuburo mobilumą bei paslankumą. Šių dviejų dalykų reikia tam, kad jūsų stuburas būtų sveikas ir stiprus ir pasiruošęs visiems krūviams. Ir dabar jūs matote šios programos vieną iš pavyzdžių. Dabar darysim įdomų pratimą. Jūs turbūt visi žinote katės pratimą, kai yra daroma pikta ir gera katė, bet šiuo atveju mes judinsime tik tais juosmeninę stuburo dalį. Ir tai atrodo taip. Pačioj pradžioje, kaip visada, mes sulygiuojam savo stuburą. Reiškia, galva žiūri, nosis žiūri 90 laipsnių kampu į žemę, delnai stačiai po pečiais, keliai stačiai po klubais, juosmuo švelniai atpalaiduotas, nenukrytęs, o tiesiog atpalaiduotas. Reiškia, stuburas išlaiko natūralius savo linkius. Ir dabar ką mes darysim? Mes pasvirsim dubenį į priekį ir atgal. Tik tais dubens pasvirimas į priekį ir atgal. Krūtinės stuburo dalies aš nejudinu. Pamėginkit. Tik tais dubuo svyra į priekį ir atgal. Tarsi dubenį traukiat prie pilvo ir atkišat užpakaliuką atgal. Dubenį prie pilvo. Reiškia, sutraukėt pilvo presą ir parodot užpakaliuką atgal. Ir kartojat. Stenkitės daryti lėtai. Rekomenduoju daryti, kai šalia yra veidrodis, kad galėtumėt pažiūrėti į veidrodį ir pamatyti save iš šono. Ir tikrai rekomenduoju pasimokyti šitą pratimą padaryti. Jis yra labai naudingas valdant savo kūną. Ir pamėginkit padaryti 2-3 serijas po 10 kartų. Ir pakartokit. Ir noriu jūs pakviesti prisijungti prie atsakingų žmonių, kurie rūpinasi savo stuburo sveikata ir supranta nugaros skausmo prevencijos svarbą. Supranta tai, kad yra daug kartų lengviau užkirsti kelią nugaros skausmui, negu jį gydyti. Nes dažnai žmogui neužtenka 5 ar 10 kineziterapijos užsiėmimų tam, kad visiškai panaikinti nugaros skausmą. Praktiškai iš savo kineziterapeuto patirties galiu sakyti, kad visiškai panaikinti nugaros skausmo yra beveik neįmanoma. Ir nugaros skausmo gydymas yra labai ilgas ir finansiškai brangus ir laiko atžvilgiu brangus procesas. Ir
Mano šią sukurtą video kineziterapijos programą sudaro 5 video kineziterapijos treniruotės, kurių tikslai, kaip sakiau, yra 2. Tai yra giliųjų stuburo ir pilvo raumenų stiprinimas bei stuburo mobilumas bei paslankumas. Labai kviečiu prisijungti prie atsakingų žmonių ir kviečiu užsisakyti šią video kineziterapijos programą nugaros skausmo prevencijai.